Labą diena. Malonu susitikti su tokia šaunia auditorija ir tikrai labai noriu pasidžiaugti renginiu, kuris sukvietė didelį būrį žmonių. Ko pasigendu šiek tiek, tai pasigendu ūkininkų bendruomenės atstovų, matau vieną kitą tik tai šioje salėje, tačiau smagu, kad į žemės ūkio ir kaimo reikalų aptarimą jungiasi ir kitos socialinės grupės, kad kalba vartotojai, kad kalba aplinkosaugininkai. Mano tema šiandieną yra žemės ūkio transformacijos, kas užtikrintų ilgalaikį Lietuvos kaimo gyvybingumą. Pasakysiu, kad norėčiau iš Europos sugrąžinti jūs į Lietuvą, mąstyk globaliai, veik lokaliai. Man atrodo, šitą savoką labai tiktų mūsų konferencijai. Na ir aš noriu pabrėžti tokį labai įdomų aspektą lietuvos kalbos, kad lietuvių kalba yra labai transformatyvi. Žodis taika perkeitus raides tampa žodžiu kaita. Tai yra labai simboliška, tie žodžiai yra susiję. Be kaitos nėra taikos, o taikos nėra be pokyčių. Ir šiandieną tos diskusijos gana aštrios, kurios vyksta tarp politikų, mokslininkų ir žemdirbių, tai yra iš todėl, kad pokyčiai yra labai greiti ir tikrai yra labai sunku juos priimti ir įgyvendinti. Ir šiandieną aš kalbėsiu apie, paprastai, kai kalbama apie žemės ūkį, yra labai daug visokių neigiamų aspektų. Aš žiūriu į gerbiamą mūsų laidos vedėją, nes jisai daro apie tai laidas. Ir aš pasakysiu, tikrai mano moto būtų, kad žemės ūkis yra labai daug pasiekęs ir į perspektyvą žvelgiu pozityviai. Nėra tokio proceso, kuris neturėtų kažkokių sunkumų ar problemų, bet problemos yra ne iššūkiai, o galimybės. Ir šiandieną bus būtent mano pranešimas apie tai. Taip. Trumpai sustosiu prie turinio. Pirmiausia, aš kalbėsiu kaimo demografiniai iššūkiai. Ar liksime ūkininkų kraštas? Žemės ūkio transformacijos veiksniai, kliūtis ar galimybės. Ūkių profiliai, kaip ūkių įvairovė prisideda prie kaimo gyvybingumo palaikymo ir pridėčiau prie apsirūpinimo maistu. Žvilgsnis į Lietuvos ūkio ekonomiką, ar turime kuo pasidžiaugti. Tikrai nekalbėsiu apie žemės ūkio politiką. Čia yra ne mano duona, tačiau kaip 20 metų dirbantį šitoje srityje ekspertė, esu prisidėjus prie daugelio strategijų rengimo, diskusijose ir tikrai pasakysiu, kad susikalbėjimo Lietuvoje tarp įvairių socialinių grupių dar vis labai trūksta. Ir šiandieną mano pranešimas būtų, apibūdinčiau jį taip, jokios neigiamos informacijos apie žemės ūkį, vien tik tai pozityvūs dalykai. Na, visų pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Lietuva yra tokiuose demografiniuose pokyčiuose. Visi atsibudom ir sakom, ojojoj, kas čia nutiko. Na, tie dalykai, kurie vyksta Lietuvoje, yra absoliučiai dėsningi ir būdingi visom išsivyščiusiom šalim, industriniam šalim. Ir mes galvokime apie tai ne kaip apie problemą, o apie iššūkį. Ir kokie sprendimai, kokios galimybės yra šitos iššūkius spręsti. Taigi, kaimas senėja, kaimo gyventojų skaičius mažėja. Ir čia aš parodysiu skaidrėse, kaipgi atrodo tos seniūnijos, kuriuose gyventojų skaičius, tankumas jau yra mažiau negu 10 gyventojų vienam kvadratiniam kilometrui. Tai tikrai yra tendencijos, su kuriomis mums reikia skaitytis. Ir tada klausimas, o kasgi gamins maistą? O kaipgi mes apsirūpinsime maistu? Demografinės tendencijos palietė ir ūkininkaujančiųjų mūsų sektorių, tai yra ūkininkai, vis daugiau ūkininkų yra vyresnio amžiaus, jaunimas tik tai nedidelę dalimi
nori užsiimti žemės ūkio veiklą. Ir aš kaip sakau, tai nei gerai, nei blogai, tai yra tiesiog objektyvu. Su šitą tendenciją mes turim skaitytis. Atitinkamai amžiaus pokyčiai pakeitė ir ūkių struktūrą, labai ženkliai sumažėjo mažųjų ūkių. Viena iš tokių svarbiausių priežasčių, kodėl mažėja mažų ūkių, tai yra, kad jų savininkai buvo vyresnio amžiaus, jie traukėsi, nėra kam perimti to ūkio ir žemė yra nuperkama arba išnuomojama stambių ūkininkų arba vidutiniokų ir atitinkamai keičiasi žemės ūkio struktūra. Na ir atėjau prie tos skaidrės, kuri tokia norėtų, turėti sutelkti jūsų visų dėmesį į tai, kad nežiūrint visos kritikos arba, tokio visų išsakytų pastabų, kurios viešajame diskurse labai dažnai dominuoja, žemės ūkis transformuojasi ir tie pokyčiai, mano nuomonė, yra labai teigiami. Ir šituos veiksnius, aš kaip ir pavadinau, ar tai yra iššūkiai ar galimybės, kaip mes juos priimsim. Visų pirmiausia, norėčiau paminėti tokį procesą, kurį paskatino paminėti šiandieninės pirmosios diskusijos, kad iš tikrųjų maisto rinka yra globali. Tai globalumas maisto rinkos yra nesuderimas su tvarumu. Nes jeigu maistas ir toli yra gabenamas, tai visų pirmiausia, jis turi būti chemiškai apdorotas, antra, jisai gabenamas naudojant kurą. Reiškia, mes turime kalbėti, kad nuo globalizacijos rinka turi suktis regioninių ir vietinių rinkų link. Tai šitą tezę nesupraskite absoliučiai, kad turi būti tik taip arba taip. Tačiau pastangos ūkininkų ir vartotojų pirkti maistą vietoje, vieniems parduoti maistą, o kitiems pirkti maistą vietoje yra akivaizdžios. Taigi visų pirmiausia, kai mes kalbame apie žemės ūkio pokyčius, kuriuos mes turime priimti domėn, kaip mes turime veikti, kad Lietuvos žemės ūkis pamaitintų Lietuvos visuomenę ir taip pat eksportuotų, prisidėtų prie pasaulinio maisto saugumo, reikia suvokti, kad transformuojasi šeimos ūkio samprata. Jeigu seniau žmonės gyveno kelios kartos šeimoje, dar ir pas mus yra tokių šeimų, tai dabar vis dėlto paprastai tai yra šeima, kur yra tėtis, mama ir vaikai. Ir su tuo yra susiję ūkių paveldėjimo problema. Technologinių inovacijos didina darbo našumą ir gerina materialinių išteklių efektyvumą. Daugėja veiksnių įvairovė. Žemės ūkis kaip ekonominė veikla konkuruoja dėl jaunų žmonių pritraukimo su kitomis veiklomis ir tiesiog mums reikia rasti būdų, kaip paskatinti tuos jaunus žmonės ateiti į kaimą. Plečiasi paslaugų verslui sektorius. Ūkininkauti galima be ilgai turto investicijų. Tai reiškia, kad tai yra labai palanku mažiesiems ūkiams. Socialiniai tinklai sukuria galimybės ūkininkų ir vartotojų bendradarbiavimui. Mes turime visą eilę platformų, kuriuose galima nusipirkti maisto nuvažiavus pas ūkininką tiesiogiai arba ūkininkui atvežant krepšelį į namus. Na ir taip pat vyksta sparti pramonės ir žemės ūkio servitizacija, nuo prekių gamybos perinama prie verslo modelio prekė plus paslauga, kas leidžia ūkininkui gauti didesnės pajamas. Mano nuomonė, visi šitie procesai, kurie vyksta, jie vyksta be valdžios įsikišimo, be politikų įsikišimo, jie vyksta natūraliai. Ir man atrodo, kad mes tiesiog turime suvokti juos, paskatinti. Ir čia, kai aš kalbu, kad mes, tai turime dalyvauti tame procese ir vartotojai, ir ūkininkai, ir taip pat žurnalistai, kurie pristatytų tuos pozityvius atvejus, kurie Lietuvoje egzistuoja. Kaipgi dabar vis dėlto sujungti tuos transformacijos veiksnius, kaimo gyvybingumą ir tai, kad mes tikimės, kad žemės ūkis gamins pokyčius ūkio struktūroje ir kad mūsų lūkesčius, kad žemės ūkis gamins šviežią, skanų, sveiką maistą mums vartotojams. Ir aš pabandžiau čia susijęti tą ūkininkavimo įvairovę su pokyčiais, vykstančiais transformacijų ir pasakyti, kad ta diskusija, koks ūkis Lietuvoje yra efektyvus, koks ūkis Lietuvoje yra reikalingas arba koks ūkis optimalus, nes pavyzdžiui dažnai mane sako, pasakyk Melnikienė, kokio dydžio ūkis yra Lietuvai reikalingas. Tai aš pasakau visoks.
Svarbiausia, kad jis generuotų pajamas, ūkininkas uždirbtų ir jisai galėtų tą savo verslą išlaikyti. Tai aš visus ūkius suskirščiau į 3 tokias grupės. Pirmiausia, tai kalbu apie ūkius, kuriuos valdo kaimo ar miesto gyventojai, užsiimantys žemės ūkio veikla, greta pagrindinės savo profesinės veiklos. Paprastai mes, kai kalbame apie ūkininkus, mes visada mėgstam analizuoti juos iš to ūkininkavimo perspektyvos. Ir atrodo, kad va yra ūkininkas ir dar papildomai jis yra mokytojas arba mokytoja. Ne, tai yra priešingas procesas. Žmogus turi tam tikrą profesiją, gyvena kaime ir turi išteklius. Na, pavyzdžiui, nuomavo ten 3 hektarus senelių žemės ar nepaveldėtos ir staiga nusprendžia, na, kad reiktų jam šiek tiek užsidirbti. Paprastai tas verslas daromas labai mažom pajamom, dažnai ir per mažom investicijom, be ilgalaikio turto. Jis yra labai lankstus, jį galima laikinai uždaryti ir vėl atkurti. Ir iš tikrųjų motyvas šitų žmonių yra galimybės užsiimti patrauklę veiklą ir gauti papildomų pajamų, naudojantis laisvu nuo pagrindinės veiklos metu. Mes paprastai vadiname šituos ūkius nekonkurencingais, reiškia neefektyviais. Bet aš noriu pasakyti, kad nėra Lietuvoje nei vieno neefektyvaus ūkio, kuris veikia. Visi neefektyvūs bankrutuoja arba išeina iš rinkos. Jeigu ūkininkui ūkis efektyvus, reiškia jis egzistuoja. Todėl mes, reiškia, dažnai ir politikai, ir ūkininkui kai kurios asociacijos užima tokią poziciją, kad jie vertina kitus. Tai mano giliu įsitikinimu vis dėlto pats ūkininkas nusprendžia, ar jam apsimoka veikti, ar neapsimoka veikti. Antroji grupė yra komerciniai šeimos ūkiai, kuriuose dirba šeimos nariai. Čia va, šeimos ūkių tokia, reiškia, samprata pas mus yra, kas yra šeimos ūkiai, kas nėra šeimos ūkiai, diskutuojama. Ir dažniausiai santykis tas apibrėžiant šeimos ūkius yra samdomas, kiek yra naudojamas samdomo darbo. Bet tai yra iš esmės daugelis šių ūkių yra įkurti žemėje, reiškia, kurie atgauta restitucijos būdu. Ir tai yra toksai, kaip pasakyčiau, net vertybinis žingsnis. Ir ūkininko motyvai yra pirminis ūkininkavimo motyvas yra atkurti šeimos ūkininkavimo tradicijas. Žemės ūkis paprastai šitiems žmonėms yra pagrindinis užsiėmimas, o pajamos iš ūkio svarbiausias ūkio šaltinis. Na ir industriniai ūkiai, tai yra valdomi investuotojų, kuriuose dirba samdomi darbuotojai, tokių ūkių tikrai pas mus yra nemažai, stiprus sektorius. Ir koks jų ūkininkavimo motyvas? Tai investuotojai siekia gauti pajamas iš kapitalo. Jeigu manęs paklaustų, kokiagi ta ūkio struktūra optimali, aš pasakyčiau 30, 30 ir 30. Aišku, tai yra idealus modelis, taip niekada nebus, bet aš dabar noriu parodyti, kad vis dėlto šitie ūkiai, jų indėlis į gyvybingumo kaimą ir į apsirūpinimą maistu yra labai svarbus. Na, pirmiausia, dalinio užimtumo šeimos ūkiai. Tai koks jų indėlis yra? Tai, kad mažėja rizika šeimai prarasti pajamų šaltinį. Tai yra, turi kelis pajamų šaltinius. Pritraukia naujus gyventojus į kaimo vietovę. Nes paprastai dabar žmonės dažnai nusipirkę sodybą kaimo vietovėje, nusipirkę kelis hektarus, tada net jeigu jie ir negyvena kaime, jie galvo, o kokią čia man veiklą užsiimti? Kaip aš galiu suderinti savo pagrindinį darbą? Ir tai labai dažnai yra susijęs su, pavyzdžiui, senelių kažkokia tradicija arba su tėvų vykdyta veikla, kur patirtis jau buvo įgyta anksčiau vaikystėje. Na ir taip pat jų svarbus yra nuopelnas, kad jie kuria produkcijos įvairovę vartotojams. Komerciniai pilno užimtumo šeimos ūkiai prisideda prie kaimo gyvybingumo stiprinimo tokiais būdais. Pirmiausia, jie kuria pridėtinę vertę bendruomenėje, kurioje gyvena. Ir aš dar pasakyčiau, kad jie ir pinigus išleidžia daugiausia toje vietovėje, kurioje gyvena, tuos, reiškia, uždirbtus pinigus, įskaitant ir tiesioginės išmokas. Kuria vaikų ir jaunimo ūkininkavimo įgūdžius, puoselėja kaimui būdingą tradicinį gyvenimo būdą, be kurio kaimas tikriausiai nebūtų kaimas. Industriniai ūkiai, ką jie teigiamo duoda kaimo gyvybingumui? Tai jie pirmiausia diegia inovacijas kituose versluose taikomus vadybos metodus, didina eksporto potencialą ir kuria darbo vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Tai taip pat yra teigiamas kaimo gyvybingumo didinimo aspektas. Na ir kaipgi atrodo tie ūkiai, jeigu aš čia paėmiau pagal ūkio dydį, kaipgi atrodo jie pagal tą savo indėlį, reiškia, maisto apsirūpinimo kontekste. Tai
Tai mes matome, kad net 88% ūkių yra tie, kurie turi čia, aš paėmiau ribas 30 hektarų, 100 hektarų ir 100 hektarų ir daugiau. Tai mes matome, kad vis dėlto dominuoja ūkiai, kurie yra maži, tai yra normalu, ir ūkiai virš 100 hektaro sudaro tik 4%, o ūkiai tarp 30 ir 100 hektarų 8%. Bet štai žemės ūkis generuoja vienokiu ar kitokiu būdu didesnės ar mažesnės pajamas, nes 113 tūkstančių šalies gyventojų. Tai mano nuomonė, tai yra labai svarbus veiksnys. Ir čia mes matome, kad iš tikrųjų tas pasiskirstimas yra, kad net 60% kaimo gyventojų dirba mažuosiuose ūkiuose ir tai yra labai svarbu. Na, o kaip atrodo produkcija? Nes paprastai yra sakoma, maži ūkiai negamina. Čia pirmas grafikas rodo, kaip paskirstoma žemės ūkio plotas, o antrasis, kaip pasiskirsto standartinė produkcija. Čia toks dydis, kuris leidžia palyginti įvairius gamybos. Standartinė produkcija yra toks rodiklis, kuris leidžia palyginti įvairius ūkių tipus. Ir mes matome, kad pasiskirstimas yra labai tolygus, kad visų tipų ūkiai gamina maistą ir tiekia jį ant mūsų stalo. Kuo galime pasidžiaugti, kalbėdami apie žemės ūkį? Kai nuolatos girdžiu apie prastus rodiklius žemės ūkio Lietuvoje ir apie tuos sunkumus, su kuriais susideda ūkininkai, ir atsiverčiu statistikos rodiklius, žinoma, jie yra bent metų senumo. Čia mes jau taip negalim niekaip tų rodiklių gauti anksčiau. Aš matau, kad žemės ūkis Lietuvoje yra padaręs didžiulę pažangą. Ir aš tikrai džiaugiuosi tais rezultatais, nors yra sunkumų ir jeigu kalbėt, pavyzdžiui, apie pieno sektorių, tai tikrai yra labai sudėtinga situacija. Bet bendrai, jeigu kalbėti tą tendenciją, kad mes iš tikrųjų nesam outsideriai, mes esam viduryje, o kai kurie rodikliai yra geresni. Na štai, turto apyvartumas. Mes, reiškia, esame virš vidurkio. Tai reiškia, mažų kapitalų sugebam gaminti daug. Ūkio turto grąža vertina ūkio grinosiomis pajamomis. Mes taip pat esame ne gale, o geriau nei vidurkis. Tai tikrai turime kuo pasidžiaugti. Na ir mano būtų toksai moto ir iššūkis jūsų diskusijai. Kiekvienas ūkis yra svarbus. Ačiū už dėmesį.